Pažiūrėti dažymo kameros, kurią pats pasistačiau. Gaila, kad truputį tamsoka. Čia yra 2 papildomi ventiliatoriai ištraukimo. Čia gal matysis. Padavė vamzdis. Stovi 2 turbinos, viena ištraukiamoji, kita padedamoji. Ir čia ateina su dujinė raketa šiluma, jeigu reikia šildytis. Mano mini prieškambaris, dažų darymo, kompresorius, kuris bus greitų laikų pakeistas. Polveriai naudoju lakavimui itališką. Čia koks jisai yra. Ivata su Air Consa grupė kažkokiam Made in Italija. Dažam naudoju, nežinau, Lenkų gamybos, taip pat 1.3 adata, šluota 30 cm, Larė Evolute. Visi žemaslėgiai, darbinis slėgis 2 barai. Tai dėl to ir praktiškai užtenka detalinti pilnumoj to kompresoriaus. Visą mašiną truputį sunkoka, bet nudažai, jeigu reikia. Tai čia yra, kaip sakiau, raketa termostatinė, užstatai kiek nori temperatūros, jinai automatiškai paduoda į kamerą per įtraukiamą tą paduodamą oro vamzdį. Einam pažiūrėsim į kamerą. Dažyti buferiukai. Juodas perlas. Aišku, kelios dulkės yra, bet šiaip tai labai nedaug. Lakas susidėjęs gerai. Ant šis dulkių nėra. Yra kelias, o čia kampė matos 1-2. Tokia kamera, čia kaip sakiau, papildomi 2 ventiliatoriai ištraukimo, kurie atskirai stovi, o čia yra, kur už garažo stovi ventiliatorius ištraukimo. Čia buvo įdėtas vienas dar papildomas, bet jisai neveikia kažkodėl. Čia yra paduodamas oras. Šiaip ten matosi už agro plėvelės, gal atplėšti, nes vis tiek rytoj reikės keisti. Ten yra padarytas toks karabonas, ten yra 3 cm sintikonas, agro plėvelė ir dar ant viršaus papildoma šitą plėvelę. Kad iš filtro jau iškritus tikrai nepatektų ant dažomų detalių. Aišku, patenka viena kita, bet grindis
visą laiką prieš dažant nusišluoju ir būtinai pasilaisto vandenį. Tada dulkės nesisuka ratais, o ko nespėja ištraukti, tas sėda ant žemės į vandenį ir tada jokių problemų. Po to viskas išdžiūsta ir išsišluoja, įsiplauni vėl ir grindys kaip naujas. Čia valdymų siena, svarstyklės, staliukas. Apšvietimui naudoju ledinės lempas viršui, ant sienų iliuminescencinės tas vadinamas. Gal norėtųsi dar čia į apačią po vieną tokią mažą lazdą, nes dažant automobilį apačioj truputį trūksta šviesos, nes užsisloja. Ačiū. Signalizacija įdėta. Jau įėjus pradės kaups. Lauke stovi kameras, aišku, apsauginės. Tai va. Per 2 mėnesius pats viską pasidariau. Pasidariau savo darbo vietą, galima sakyti. Padariau visiškai vienas. Na, čia reikia dar biškį dabaigti šitą priengį, nes lubos dar su plėvelė, reikia gipsą sudėti. Čia reikia lentyną dar pasikabinti.